Sveiki, mėly sekėjai, kviečiu žiūrėti mūsų nuotykius keliaujant aplink Mont Blancą. Rugsėjo 5 dieną mes išvykome automobiliu iš Lietuvos. Šeštadienio vakare jau buvome netoli savo pradžios taško, kur nakvojome viešbutyje ir atsikėlę iš karto iš ryto pajudėjome link pradžios taško. Vietos reikia. Numeriai. Kaip pasistatėm, kaip paliekam, radom sėkmingai vietą. 3, 2, 1. Mašiną paliekam čia. Visi pasiruošę ir einame į pradžios tašką. Kviečiu žiūrėti mūsų kelionę aplink Mont Blancą. Yra labai daug kompanijų ir ne tik, kurios organizuoja tą patį žygį už tikrai labai brangiai, o mūsų tikslas, mes norim parodyti, kaip galima padaryti labai pigią kelionę. Ir šią savaitę būsim visą su kuprine ir lazdomis rankose. Imi, ką turi ir keliauji. Refugio Elizabeta. Susirado Lukas žmogų, kuris ką tik baigė, per 6 dienas ir iš jo vagia nakvynių vietas. Labą dieną, mėly sekėjai, esame Prancūzijoje, miestelėje, nuo kurio ir pradedama eiti aplink Mont Blancą. Tai mūsų laukia 170 km, apie 10 dienų, gal nueisim greičiau, eisim 4. O aš ir dar 3 vyrai, 3 berniukai. Čia yra pradžios taškas. Yra sekmadienis, tad miestelis tikrai ramus. Rugsėjo 7 diena, 12 val. 50 minučių. Apie 1 valandą pradėsime žygiuoti. Pradžia. Mont Blancą pradžia, 4 asmenys, 170 km ir 10 dienų, gal mažiau. 3, 2, 1. Davai. Varom. 4 sielos. 3. Opa. Nepamirštam stravas. 13,3 kg. Bent jau mano svoris. Koks pas Luką? 13,6. Pas Tomą? 17 ir 2, plus vanduo. O pas tave, Mariau? 16 ir vanduo. Ne, pas mane, aš apsimelavau. Apsimelavo. Mano 13 plus vanduo. Paskutinės kavos. Pirmutinės kavos. Ir sužymėtos. Pirmas pasiklydimas. Lipam į labai statų kalną. O. Nežinom, ar čia einam. Miškas labai braška, traška. Girdim bėgimus, nors dar ne tam. Dar net nenakvoju. 1 diena. Ir žiūrėkit, kaip gražiai matas. Opa. Į kalną nuo kalno. 2 pauzė prieš statų kalną. Visi šneka tik prancūziškai. Prakaitukas muša. Po Mont Blancą jau šnekėsim. Jau tada jau 10 žodžių gal mokėsim. Pirmoje statelėje kainos, pavyzdžiui, kapučinas 5,50 €, Irish coffee 10 €. Alutis. Alus 7 € maždaug. Brangu. O Coca-Cola, kiek Coca-Cola? 5,20 €. Nejuokauju. 4 kolas 20 €. Tas kai skaičius? Herbas. Ai, tai tu moki. Ir paskui įmesk. Į bendrą mūsų mes pasidarę Jeigu jums taip patinka. Splitwise naudojom bendrom išlaidom. Ne, tas gerai.
visas mūsų išlaidas. Mažiau tų ieškojimų, klausimų, mažiau. Tas jisai labai patinka, gerai, jisai lygiai. Žiauriai gerai. Jo. Svarbu atsigerti. Negaliu taip kaip tu. O, pildomės. Pirma diena. Per įvairius tokius. Aš tai šoksiu. 3, 2, 1. Op. Nusileidom į slėnį. Kirsim upelį. Stengsimės ieškoti nakvynės vietas. Nes jau 6:30. Tamsta po 8. Pasižiūrėsim, ką pavyks šiandien nusigriebti nakvyniai. Galima būtų sąlyginai nakvoti čia, bet labai didelis triukšmas ir dar reikia nakvynės vietos 4 asmenim. Čiut per statu gal net. Potenciali nakvynės vieta, bet dar galima paeiti link Vatų miškų. Tikrinu nakvynės vietą. Čia panašu, kad galimai bus gyvulių lankomasi, nes čia vandens yra. Norėjosi patikrinti šitą platelę. Čia žolytė nupjauta. Čia panašu privati teritorija. Bet va ten galima statyti palapines. Žalia nepjauta, reiškia, nieks čia daug neateina. Galima ir čia nakvoti išties. Nėra nieko, nei šūdo, nei pėdsako, nieko. Čia nuėsta viskas. Taip, aš manau, vat, arba, bet matai, tam privatus namas, palauk, nesirodyk ten labai. Bet jie mūsų nematys, jeigu mes būsim čia. Tai arba čianai, šitam kampelį, arba už tvarelės. Vienas iš 2, manau. Ir turim nakvynės vietas šiandien. Su tokiais gražiais vaizdais. Va čia jo. Bet kad tas namas nematytų mūsų. Nes nepjauta žavelė, aš labiau galbūt čia už šitą. Nu, bet žinai, nėra skirtumo. O čia toliau jau prasideda gyvenvietė ir bus miestelis, tai jau ten tikrai neįsim, rytojaus rytui pasiliekam. Šiandien labai vėlai startavom. Eisim ten įsikūrinės. Turim šiandien 7:30 ir 18 kilometrų. Pasimato. Dabar pavydžiu tau to kilimėlį sėdėjimui. Tomas statėsi palapinę. Lukas, Marius ir aš paėmėm bendrai vieną palapinę ir pasidalinom atskirai. Tai aš nešiau koliukus, kažkas nešė šitą dalį palapinės, šitą, kad susivienodinti svorį. Šiukšlių maišai bus labai gerai atsisėsti, nes nieko panašaus neturim. Eisim pavalgyti ir eisim miegoti. Pirma diena bus baigta. Pirmą kartą keliauju ne viena ir miegu palapinėje ne viena. Valgysime visą kelionę pigiai ir gyvensime pigiai ir mėgausimės kiekvieną akimirką. Mano tapkės. Šiukšlių maišas. Šiukšliams. Nefilmuok. Kaip prausės. Parduosi, blemo medžiagai neiškyla. Šiandien su šlapiom servetėlėm. Bet čia, man atrodo, šitas nuo drėgmės.